pasaulis jau baigsis tuoj. Ir aš sakau, nagi, vien dėl to, kad rinkimai vyksta, nereiškia, kad pasaulis jau baigėsi. Bet jeigu žvelgime į pasaulį per Bibliją, ir jeigu taip pavadintumėm, kad pikti žmonės yra išrenkami, tai nereiškia, kad pasaulis baigsis vien dėl to, kad pikti žmonės yra išrenkami ir jie susirinkę, sakykime, Vašingtone ten. Bet viešpats yra vis tiek pasodintas ant sosto. Jis žino, kas ir kodėl bus išrinkti. Taigi mes esame užauginti tokioje kultūroje, galbūt yra daug dramų ir viskas persipinę, rinkimai, kyšiai. Ir tai yra tik keli pavyzdžiai kultūros, kurioje mes gyvename. Ir kartais mūsų elgesys, mūsų charakteris keičiasi dėl tos kultūros. Ir dėl to mums reikia Dievo žodžio jėgos, kad mūsų protus keistų kiekvieną dieną. Kultūra, kurioje užaugome, nėra tik fizinė karalystė. Aš užaugau, gali sakyti, Švedijoje, ten yra karalystė kaip ir. Taip, tai karalystė, bet karalystė, kurią turiu omeny, kurią visi mes išgyvename, yra dvasinė. Mes gyvename fizinėme pasaulyje, kur už visko yra dvasiniai dalykai. Ar kažkas būnate, kad pasimetate dėl gyvenimo, ar kas vyksta, tai yra normalu, nes yra labai daug kas vyksta, ko mes net nematome. Kartais tai gali mūsų erzinti. Pavyzdžiui, kai važiuoju mašinoje ir žmogus manęs neįleidžia, kad aš įvažiuočiau į tam tikrą juostą ir mane tai erzina ir aš nesuprantu kodėl ir aš noriu pykti. Ar kažkam tai vyksta kartais? Tik man, supratau. Bet mes neskelbėme karo kaip pasaulis. Kaip mes kovojame, ginklai, kuriuo mes kovojame, tai yra, kad sunaikinti karalystės ir kunigaikštystės. Kai tu išgyveni kažkokią netinkamą dvasinę kunigaikštystę prieš tave, tau nereikia iš karto skambinti pastoriui, kad jis išvarinėtų demonus. Tu turi tą valdžią išvaryti netinkamas dvasias. Tu turi kaip Jėzaus sekėjas tą valdžią. Ir tu turi paskelbti, kad tai yra mano namai Jėzaus vardu ir viskas. Mes turime tą jėgą. Pasigilinkime, kaip tai vyksta. Mes vis tiek esame, jeigu norime ar nenorime, mes vis tiek dalyvaujame tame kare dvasinėme. Vis laik yra dvi pusės kariaujančios, gera ir bloga. Man dažnai iškyla paveikslas, kaip Žiedų valdovo filmas, kad yra blogis ir gėris. Ir šiais laikais pastebime, kad gėris yra verčiamas blogiu, o blogis yra verčiamas gėriu. Mes turime suprasti, kas iš tikrųjų vyksta. Ta geroji jėga yra šviesos karalystė ir jos valdžia yra Dievas. Tamsioji karalystė, jos vadas yra šėtonas. Kaip jau girdėjome, kad Dievas yra toks užjaučiantis, jis mums visą žemę sukūrė, kad tai būtų mums namai, kad mus išmaitintų. Kiekvienas dalykas yra mūsų treniravimui. Galime sakyti, kam Dievas sukurtų dvasinės būtybės, tai yra žmonės, ir nusiųstų juos į žemę, kad kentėtų.
Bet tai nekentėjimas, tai yra lyg treniravimasis, mes lyg treniruojamės. Ne tik fiziškai, ne tik dvasiškai, bet ir psichiškai, ir emociškai, racionaliai. Viskas, ką mes išgyvename, tai yra lyg treniravimosi laukas, kad Dievas mus treniruoja. Dievo žodis yra mums šviesa mūsų keliui. Ir šiame sugedusiame pasaulyje. Jeigu tu išliksi teisingame kelyje su Dievo žodžiu, mūsų protai keičiasi ir palieka tas netinkamas mintis, kurias mums pasaulis įdeda. Dievas nori gyventi su mumis kartu, neatskirai. Jis nori mus laiminti, mylėti. Jis trokšta, kad mūsų širdis būtų pilnai atsidavusios jam, kad jis mūsų aprūpins. Kad matytume pasaulį, kaip jis mato pasaulį. Ar žinai, kad kiekvienas dalykas šiame pasaulyje, netgi uodai, nesuprantu, kam iš viso mums to atrodo reikia, bet viskas yra susieta tarpusavyje. Žemė, dirvožėmis, medžiai mums duoda deguonį, kaip tai vyksta, atrodo neįtikėtina, bet Dievas viską sukūrė, kad viskas būtų bendrai susieta tarpusavyje. Gali sakyti, kad kažką pamatai ir sakai, tai manęs visai neliečia, bet tai kažkaip tave liečia dažniausiai vis tiek. Na, gali sakyti, kad mokslas ir tikėjimas neina kartu, bet tai yra nesąmonė, nes mokslas ir tikėjimas eina koja kojon kartu. Dievas turi daugiau daktaro laipsnių negu. Kartais mes nuklystame ir pradedame šlovinti kitus dalykus, gal savo darbą, pinigus, save patį. Žinai, kaip tu save šlovini, galiu tau pasakyti, kai sakai, aš nenoriu to daryti. Pavyzdžiui, tavo žmona paklausė, ar gali išplauti indus ir tu sakai, ne, aš nenoriu. Ir tu pasistatai tada vėliau visą savo karalystę, savo garažą ir tu atsidarai tos duris ir ten tavo karalystė. Ir sakai, žiūrėk visus dalykus, kuriuos savo nusipirkau ir savo pasistačiau. Aš visai nuostabus, taip. Tai yra vienas būdas, kaip nutiksta, kaip tu pradedi save šlovinti, save garbinti. Ir aš mačiau tokį dalyką vykstant, tokį įvykį. Kai nusipirki kostiumą 3 dydžiais per mažą savo. Ir tu neskiri laiko niekam kitam ir tik dirbi šitame kostiume darbe ir dieną ir naktį. Ir tau niekas nesvarbu, tik pinigai ir tu pradedi šlovinti pinigus ir tai vadinama stabmeldystė, nes tada pinigai palieka tavo Dievas. Mes šloviname kartais dainininkus ir turime netgi tokią laidą Amerikos dievaitės. Mes šloviname tokius žmonės, jų talentus. Kartais netgi per visą tai. Dievas vis dar laukia. Sako, Lukai, tu dar tavo širdie pilna visų tų netinkamų dalykų. Ir jis traukia tave atgal prie savęs. Ir Dievas sako, aš vis dar tave myliu. Neiškelkime savo darbą ar savo kitus dalykus daugiau ir aukščiau negu virš to, kuris mums tai suteikia.
Mūsų darbas yra šlovinti. job is worship unto God. Mūsų Not unto darbas ir us, pareiga yra not šlovinti even Dievą. necessarily unto your boss. Your job is worship Tavo darbas yra God first. And then pirmiausia when it's worship to šlovinti God first, Dievą what ir happens kai is then tu your pašlovini boss Dievą, is honored, tada ir your tavo coworkers are honored, viršininkas yra your pagerbtas, tavo neighbors kolegos are yra honored, pagerbti, your tavo kaimynai everybody yra in your life is pagerbti, honored, right? visi And aplinkui our tave worship yra pagerbti. is our work. Mūsų šlovinimas yra mūsų Our darbas, worship is our work. Keeping our heart in kad allegiance to mūsų our God. Amen. širdis būtų susijungusios su Dievu. What are the stakes of this war? So you have good versus evil. Taigi kare God yra versus gėris ir Satan. blogis, Dievas The prieš stakes šetoną. are very simple. What's at stake here is you. Ir kas yra tas Your grobis, soul tai yra tu, is tavo at siela, stake tavo dvasia, in the eternal kingdom tas, of heaven. tas Your soul laimikis, is at stake in the eternal kingdom of hell. tavo They're both siela, tavo amžina warring dvasia. for you, but Abi in pusės different kovoja ways. dėl tavęs tik skirtingais God's būdais. inviting you, saying, Dievas kviečia "Please tave come ir sako, prašau to my ateik kingdom. į mano Please karalystę, be prašau, part of my love. būk dalis mano Please meilės, accept prašau my priimk knowledge and my mano wisdom and my blessings. išmintį, mano All I palaiminimus, need is viskas, ką believe." turi padaryti, tai patikėti manimi. The enemy says, Priešas sako, God isn't real. Dievas netikras, He's a figment of your jis imagination. tik vaisius tavo vaizduotės. How dare you believe Kaip tu something so drįsti foolish? tikėti kažkuo These tokiu are kvailu? people that believed in Christ. Žiūrėk, visus tos žmonės, kurie tiki Kristumi, jie nužudomi. Ir ką jie gauna? Nieko. Viskas, dėl ko turi gyventi, tai dėl savęs. Žinai, ar tikrai tikiai, kad Dievui tu rūpi? Ar kažkas iš jūsų esate išgyvenę tokius dalykus? Priešas, jo darbo pavadinimas, jo darbas yra naikinti, žudyti ir pražudyti. Ar nori eiti link to? Ir Dievo pareiga yra mylėti tave, rūpintis ir parūpinti tau namus, tau viltį suteikti, planą, suteikti tau... Bet tu gali sakyti, aš nežinau, kur noriu eiti. Kai paprastai pažiūri, yra viskas labai paprasta, bet mūsų pasaulis toks yra suterštas, su melu, iškreipta tiesa, dalykai, kurie yra perkeisti, lyg tai jie būtų tiesa. Kodėl iš viso mes kariaujame? Nuo to, kai Žemė buvo sukurta, tai buvo lyg sporto salė, kad mes mankštintumėmės ir kad mes tarnautume ir pratintumės prie amžinybės, kad amžinai šlovintume Dievą. Dievas sukūrė fiziškus kūnus mūsų, fizišką žemę. Bet yra ir kita pusė, su kuria mes turime kovoti, kaip ir, pavyzdžiui, gravitacija. Ir mes turime kiekvieną dieną kovoti su gravitacija. Pavyzdžiui, į sporto salę, kai nueiname, mes kovojame prieš gravitaciją. Negalime juk kilnoti oro. Kaip pavyzdžiui, žmonės, kurie treniruojasi, astronautai. Mes turime turėti blogį, nepažinti, bet kad žemėje būtų blogis, kad mes galėtumėm, kad būtų tiesa, šviesa. Taigi priešas, jis buvo išmestas iš dangaus ir nuvėjo iš karto prie Adomo ir Ievos ir sako, žinai, Dievas juk nesakė tikrai, kad neturite jūs ir negalite valgyti nuo to medžio. Ir Adomas su Ieva buvo pasimetę ir sako, ne, lyg tai nesakė. Lyg tai aš taip galvoju, kad sakė. Gal suvalgome, tiesiog pažiūrėsime, kas vyks. Juk galite patys spręsti. Nagi, Ieva. Juk
Viskas apie tave. Some way, your way. Right? You deserve this, Eve. Tu nusipelnei to, Ieva. Your way. Juk tai Our advertising even does this šviežias. stuff to us. We get into it so deep we don't even realize Tos it. reklamos, reklamavimas taip mus paveikia kartais. Tu net nesupranti, Just jog away, right? nesupranti, kad tai tave pagavo. Eyes open. Mums akis turi būti atvertos Dievo žodžiui kiekvieną dieną, kad mes matytume, kas vyksta aplink mus ir netgi mumyse. The enemy just wants to cheat us. He wants to Priešas nori tik mus apgauti, gossip, a slander. jis yra And he's sexually disorientating everyone. visas blogis, One who has a goal in mind for one thing. jis turi tik tai vieną tikslą, kad pavogti tave nuo Dievo, kad Dievas tiesiog neturėtų tavęs amžinybėje. Jo yra tai vienintelė motyvacija. Jam nesvarbu, jam tu nesvarbus, jam visiškai tiesiog nori, Ultimately, God can have less. jis tik nori pavogti viską nuo Dievo, kad Dievas turėtų mažiau. Jis nori naikinti, žudyti ir pražudyti. Bummer is that the enemy has access to the realm that we live in. Velnias turi prieigą prie šito fizinio pasaulio. Got the keys back, resurrected, went to heaven, right? He has the keys of Dievas, kai numirė, jis nukeliavo į pragarą ir paėmė raktus ir jis turi pragaro raktus. Velnias buvo sukurtas ir jis yra iš tikrųjų šlovinamas kai kurių ir jam tai suteikia jėgų, bet jis niekada nebus stipresnis negu Dievas. Kodėl aš daug apie jį šneku? Mes kartais labai bijome velnio ir išsigandame lyg juodos katės, kur eina per kelią. Mes turime suprasti velnio strategijas, kad mes galėtumėm kovoti prieš jį. Who likes somebody else to eat your lunch all the time? I don't like that. He's going to take what you have and Jis paims tai, ką tu turi ir paims netgi daugiau negu tu turi. Ir tau tai kainuos daug daugiau negu tu galėjai įsivaizduoti. Priešas yra be galo žiaurus, bet Dievas yra be galo geras. Mums nereikia bijoti priešo, nes mes esam padengti išlietų Jėzaus krauju, kurį jis išliejo, kai mirė ant kryžiaus. Jis nuplovė ir pakeitė kiekvieną iš mūsų Dievo žodžio jėga ir savo kraujo jėga. Mes esame daugiau negu nugalėtoje Jėzuje Kristuje. Mes esame daugiau negu nugalėtojai Jėzuje Kristuje, kuris mums duoda savo jėgą. Kai kurie iš jūsų atėjote, lyg būtume sumušti visą savaitę. Priešas turi išeiti. Mes nebeleisime jam, kad įeiti į mūsų gyvenimus, į mūsų situacijas per plyšius. Mes uždarysime visas duris ir išmesime jį iš mūsų namų. Dvi karalystės kariauja dėl vieno dalyko, tavo dvasios, pačio brangiausio dalyko visoje visatoje. Kodėl dangaus karalystė yra tokia nuostabi, auksinės gatvės, viskas padengta brangakmeniais? Dėl to, kad tavo dvasia yra tokia brangi tam, kuris tave sukūrė ir dangus bus tavo namai. Ir velnias nori pavogti tai iš tavęs, tavo dvasią, tavo sielą. Priešas nori pavogti, nes tai yra brangiausia Dievui. Dievas nori turėti tave, mylėti tave, apsaugoti tave, atnešti tave į savo karalystę, kad tu sužydėtum, būtum palaimintas. O šėtonas nori tik vieno, kad tu būtum nebe Dievo, paskandinti tave baimėje, sunaikinti tave,
kad tu nebebūtum atpažįstamas ir nebesuprastum, Does this pagal sound kieno įvaizdį buvai sukurtas. Hebrews 4:12 says this, Hebrajam for the word of uh, God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul Hebrajams and spirit, 4:12. joints and marrow. Man, if you got a knife in my bone and cut it in half, that would hurt. Because that's where the marrow is. It judges the thoughts and attitudes of the heart. The Bible also says, Biblija taip pat rašo, please, prašau, saugokit savo širdis, aš perfrazuoju. all things from life. Out of the wellspring of your heart comes the desires and the deeds of your life. It judges the thoughts and attitudes of the heart. The word of God is to be read this way. Dievo žodis turi būti skaitomas taip, kad tu leistum savo protu perleisti Dievo žodį, kad tas Dievo žodis pasiektų tamsiausias tavo proto vietas, kad Dievas lyg jungtų šviesą tose tamsiuose kampeliuose tavo proto, kad Dievas pasakytų nebedaug šitos tamsybės, nebereikia šitos tamsybės, nebereikia slaptoje nusidėti, nebereikia leisti šitam voreliui kampelyje sėdėti tavo proto. Mes turime būti nuovokus. Tai yra amžinas karas dėl amžinų gyvybių. Tu esi tas laimikis. Tu esi vertas tos kovos. Nesi bevertis, nesi be vilties, nesi per toli nuėjęs, kad nebebūtų kelio atgal, nesi per senas ar per jaunas. Dievas nori turėti santykius su tavimi. Giliausiame širdies lygyje, kur širdis, siela ir protas susijungia toje vietoje. Yra dar vienas dalykas, kad velnias veikia per gundymus. Nėra nuodėmė, kad tu esi gundomas. Juk nėra nuodėmė, kai tavo viršininkas tavęs klausimo paklausia. Tai taip pat ir kai velnias ateina ir klausia tiesiog tavęs. Kai atėjo šitonas pas Jėzų ir sako, nusilenk man ir aš atiduosiu visas karalystės šios žemės. Jėzus, kuris viską sukūrė, ir gali sakyti, velnias, ar tu kvailas? Ir velnias tiesiog melavo, kaip jis gali atiduoti tai, ko jis nesukūrė. Taigi netgi Jėzus buvo bandomas, bet Jėzus ką darė? Jis citavo Bibliją ir į priešo veidą, tiesiog prieš priešą ir velnias turėjo pasitraukti. Ar kada nors buvai gundomas? Aš esu įstikinęs, kad tu kažkada buvai gundomas. Tai yra tiesiog primityvus mano kūno troškimai. Jeigu man niežta, aš pasikasysiu. Velniui patinka, kad jeigu mes taip viską žiūrime, kad tai tiesiog primityvu ir mes galime tai daryti, nes jis tada gali mumis manipuliuoti. Velnias visada turi tą strategiją, kad jis visą laiką naudoja tas strategijas tokias pačias. Kaip mes apsisaugome save. Ar žinote Efeziečiams eilutę? Efeziečiams 6, nuo 10 iki 13 eilutės.
We're talking about spiritualism. Mes kalbame apie dvasinės Authorities and these valdžias. powers that start working. Turime That kovoti is virš spiritual forces pasaulio working ir in the dvasios, heavenly realms. prieš This dvasios tells us right valdžias. now that there are Tai mus things going pasako, on in kad the vyksta spirit realm that we can't dvasinėme pasaulyje dalykai, kurių mes negalime matyti, bet manifest in the kartais physical. jie manifestuojasi į fizinį pasaulį. Therefore, put on the full Taigi armor of God, užsidėkite so when visą the day Dievo evil comes, the day, we could simply describe it as šarvus tempted, the time ir tą dieną, kai jūs you busite stand gundomi, up galėsite against išstovėti prieš that you will priešą, be able to stand your ground kad and galėtumėte having done everything to išstovėti stand, stand firm then with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace, the Bible. In addition to all this, take up the shield of faith so that you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep praying for all the Lord's people. Pray also for me that wherever I may speak, words may be given me so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains. Pray that I may declare it fearlessly as I should. Do you know what persecution means? Ar žinai, ką reiškia persekiojimai? Tai reiškia, kad priešas naudoja tai, kad prieš tai, kad tu neliudytum savo draugam. Persekiojimai reiškia, kad tu neturi prieigos prie gerosios naujienos ir ką Jėzus dėl tavęs padarė. Kartais netgi bažnyčia persekioja žmonės, kartais šalis tai daro, ar šeimos tai daro. Bet priešas bando taip stipriai, kad Dievo žodis neišplistų. Aš nežinau, ką galiu padaryti, kad pasidalinčiau Evangeliją su savo draugais ir kolegomis. Nežinau, kaip pasidalinti šeimoje. Mes išsigąstame, pasidarome pilni baimės, kaip aš žinau, kad mano teologija teisinga, kaip žinau, kad viskas išsispręs. Ir mes tampame paralyžiuoti su baime ir nebežinome, kaip skleisti Evangelijos. Viskas, ką velnias nori, kad mes nebetikėtume. Ir vienintelis, ką tau reikia pradėti savo kelionę su Dievu, tai nuo tikėjimo. Jeigu velnias tave sulaikys nuo tikėjimo, tai sulaikys tave nuo visos Evangelijos. Jeigu Evangelija bus sulaikyta, tai mažiau žmonių pateks į Dievo karalystę. Kaip kovoti su priešu? Efeziečiam 6. Skaityk tai kiekvieną dieną, kad tiesiog įsimintum. Kai mano vaikai keliauja į mokyklą kiekvieną dieną, aš ir savo vaikų tai meldžiuosi šias eilutes. Nes aš suprantu, kad dvasinėme pasaulyje vyksta dalykai, tai ne tik žmonės, ne tik mokykla, ne tik kažkas, bet vien tik išeinant iš namų jau vyksta dvasinė kova. Tai mes kiekvieną dieną turime užsidėti to šarvus Dievo ir būti pripildyti Dievo karalystę. Tai kaip mums būti pripildytais Dievo karalystę? Neversiu jūs nieko daryti, bet Apaštalų darbų 1:8. Šiame pastate mes galime būti liudytojai viso pasaulio. Nes dabar mes esame iš viso pasaulio skirtingų galių ir mes viename vietoje, tai mes jau gyvendiname kaip raštą. Kaip tapti drąsiu liudytoju? Turi keliauti į teologijos mokyklą, perskaityti Bibliją 25 kartus, nebūtinai, ne. Papasakok tiesiog, kaip Dievas pakeitė tavo gyvenimą. Reikia drąsos, kad tai padaryti. Tai paprašyk tiesiog šventoji dvasia, kad pripildytų tave drąsa. Žinai, koks darbas šventosios dvasios? Kad padaryti tave galingų liudytojų ir suteikti tau drąsos išstovėti.
nėra kažkoks raketų mokslas, tai taip Our souls are at stake. paprasta. We have armor to wear, and we Mūsų, mes kovojame dėl savo sielų, mes turime ginklus pasipriešinti. I'm not accusing you of this. I'm just Aš nieko jūsų nekaltinu, bet esu mačius, kaip žmonės I've watched people fight, kovoja. had deep conversations with them about Esu giliai kalbėjęs su žmonėm apie dalykus, prieš ką jie kovoja. Ir jie tiesiog kartais pasiduoda ir sako, aš pavargau kovoti. I'm just going to be who I'm meant to be. Aš tiesiog priimsiu tai, kaip liktai taip yra, taip turi būti. Coaxing them into zero resistance, coaxing Ir tai lyg velnės tiesiog atvedė juos į tokią vietą, švelniai atvedė liktai, priėmimo vietą. enemy is diabolical, and if you stand up against him, there's gonna be Jeigu tu išstosi prieš velnę, bus kova, bus mėlynių, bus nubrozdinimų, bet tai bus verta, nes tu kovoji dėl savo sielos. 1-4. Apaštalų darbų 2 nuo 1 iki 4 eilutės. I'm sorry if it's not on the screen. I realized that when I looked at it again this morning. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly the sound like a blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire, ugnin, that separated and came and rest on each one of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Holy Spirit enabled them. You know, when we moved to Lithuania, I was really hoping that the baptism of the Holy Spirit hit me in a way where I could speak Lithuanian fluently. Kai atvykau į Lietuvą, tikėjausi, kad šventoji dvasia mane tai palies, kad tiesiog pradėsiu lengvai kalbėti lietuviškai. Esu girdėjęs tokių istorijų, kad taip atsitiko, bet ne tiek daug. Taigi šventoji dvasia mums duoda jėgą išstoti prieš priešą ir padaryti mus drąsiais liudytojais. Much to our demise as humans, we like to sometimes fight for the things that are not worth fighting for. And we Mes kartais kovojame dėl dalykų, kurie nėra iš tikrųjų verti tos kovos. sometimes we give up fighting because of guilt or shame. Kartais pasiduodame kovoti dėl kaltės, kurią jaučiame ir gėdos. Yes, we were. We were all born sinners, separated from Mes visi buvome gimę nusidėjėliais, atitolę nuo Dievo, dėl to turime kovoti. Taip pat ir santuokoje. Aš galiu tiesiog nusiimti savo žiedą ir nueiti į barą ir tiesiog susirasti kažką. Don't tell me that's not how the world thinks, Nesakyk, tiesiog nebaudinėkim savęs, juk tai pasaulis ir masto. right? That's not fighting right there. That's not Tai nebūtų kovojimas, tai nebūtų kovoti dėl savo žmonos. sitting at home, sleeping on the floor. Kova, taip atrodo, kad aš sėdžiu šalia savo žmonos svetainėje, kai ne gerai jaučiasi, kai rūpinosi ją, kai vežu ją į ligoninę. And then take those thoughts captive in the name of Jesus Christ and make them obedient to Christ. Ir kai ateina kažkokios negeros mintis, aš jas paimu ir surišu Jėzus vardu. Oh, we don't like talking about these things. Mums nepatinka kalbėti apie tokius dalykus kartais. What's wrong with that? It's just a glance. Kas gali sakyti, kas negero, tai tiesiog kažkokia mintis, pažiūrėti į kitą moterį. Merginos taip pat tai daro, pasižiūri į kažkokį vaikiną, sako, o, koks jis gražus. My youth kids, I said to the girls, I would say, Kartais sakydavau savo jaunimui, eyes on the prize. sakyčiau, merginos, laikykit savo akis į prizą, tai yra Kristus, o ne vaikinai. Ir taip pat sakydavau vaikinam. We must resist Turime priešintis gundimams. that because we are so Mes esam apsupti. What's a temptation? Coffee again. I just had a cup. Right? Like there's just so basic, simple temptations. Yra kartais paprasti tokie liudijimai, kad kaip ledai, tiesiog ledams nuolaida, bet Submit yourself, yra ir dideli gundimai. resist the devil, and he will flee from you. You can't pet the devil and expect him to leave. Like my dog, if I pet him, he just keeps coming Jokūbo back. 4:7. Don't. Stop licking me. Right? Like he just wants more attention. The more you coax the enemy,
kuo tu daugiau comfortable with it, and the more priimsi controlling priešo mintis ir you can be tapsi sitting next to me, patogioje būsenoje su tomis and mintimis, here's the thing as we go. tuo bus How do you do sunkiau this? You kovoti. say, I submit myself to God. Kiekvieną dieną sakykime, kad aš atiduodu save I Kristui, submit myself to aš God and resist pasidengiu you. The Bible Kristumi says ir that. atstumiu tave Do you need to know the priešą. reference? No, you don't. Do you need to know how the verse goes? Sure. Use your own words. It's still got power. Amen? 2 Corinthians 10. Antras Korintiečiams, For though we live in the world, we do not wage war as the world does. With the weapons we fight with are not weapons of the world, like physical guns and all that stuff, and drones nowadays. On the contrary, they have divine power to the weapons we have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought. kiekvieną mintį mes paimame į nelaisvę, kad taptų į paklusni Kristui. Ar turėjai kažkada savo tokią mintį nužudyti savo viršininką? Paimk šitą mintį į nelaisvę. But maybe somebody's thought, why would we ever take all that trash to God? I like to say it like this: God is the universe's trash man. He likes to take our trash and turn it into beautiful things. He doesn't just recycle it and make a sculpture. He like repurposes the molecules and turns it into good things. Amen. When we trust him enough with the brokenness of Kai mes pasitikime Dievu pakankamai ir sakome, Dieve, tai yra tavo viskas. Ir jis sako, gerai, aš tau duosiu dar daugiau savo gerumo. then 1 Peter 5:8 says this, Pirmas "Be alert, Petro, 5:8 eilutė. That's a physical and a spiritual thing right there. 8-9 eilutės. Be alert and of sober mind. But also a cultural thing, what we've been talking about. Don't just go with the flow. Neplauk tiesiog pasroviui. The devil prowls around like a roaring lion. Have you been? Some of you are from Africa. Ar kažkur iš jūsų yra iš Afrikos, esate matę liūtus, aš esu matęs iš šalia liūtus. Ir tai buvo nuostabu ir labai baisu tuo pačiu. Do you want him roaring in your bedroom trying to Ar norėtum išgirsti, kaip liūtas riaumoja tavo miegamajame, norėdamas nutraukti tau galvą, juk nenorėtum. looking for someone to devour? What does it say again? Resist him. Sako, pasipriešinkite jam, stovėkite tvirtai, tikėjimu, žinodami, kad tokius pat kentėjimus tenka išskęsti jūsų broliams visame pasaulyje. A lot of different things that were happening, but still the same thing. Stand firm. Stovėkite tvirtai, priešinkite velniui ir jis bėgs nuo jūsų. Stovėkite tvirtai, nes tu nesi vienas šioje kovoje. Tavo siela ir dvasia yra verta šitos kovos. Tu esi vertas kovos. Kodėl aš taip intensyviai kalbu, nes tai yra svarbu. Mes kaip krikščionys kartais, kai ateina kažkokia bloga diena, mes sakom, Dievas manęs nekenčia. Viskas tiesiog baisu. Mes gyvename kovos zonoje. Bus ramių dienų, gali būti kažkokia pertrauka kare, bet tai vis tiek yra karo zona. Kaip mes galime leisti, kad Dievo žodis mums su protą keistų? Turime tiesiog skaityti. Tai gali būti viena eilutė per dieną. Arba 3 skyriai per dieną, nesvarbu kiek skaitai. Tiesiog padaryk tai prioritetu, kad kiekvieną dieną skaitysi Dievo žodį. Nes tai bus tau iššūkis gyventi labiau kaip Dievui. Romiečiams 12 skyrius. Romiečiams 12 skyrius 1-2 eilutė.
Turime mirti ir savo kultūrai, kurioje buvome užauginti, ir leisti Dievui mus vesti. Visi mano troškimai, visis mano teisės. Aš turiu teisę prabilti, bet kartais negaliu to daryti. Living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing, and perfect will. Matthew 6:24 says, Mato 6 skyrius 24 eilutė, 26 eilutė. must deny themselves and take up their cross and follow me. I'm going to end with this. Pabaigsiu tuo. The enemy might come to you daily. Priešas gali ateiti pas tave kiekvieną dieną ir priminti tau dalykus, kuriuos padarai. He might come to you and say, Gali ateiti pas tave ir sakyti, tu esi vis dar mano, tu man priklausai. whatever. He might Niekada neišsilaisvinsi. Jis gali tau priminti apie tavo praeitį kiekvieną dieną. Jis daro tai ir man, ir daro kiekvienam tikinčiajam. Bet mes turime tuos ginklus kovoti prieš jį. Apreiškimas 20 skyrius 7-8 eilutės. Satan will be released from his prison and will go out to deceive the nations in the four corners of the earth, Gog and Magog, and together gather them for battle. In number, they are like the sand of the seashore. They marched across the breadth of the earth and surrounded the camp of God's Taip pat 90 eilutės. But fire came down from heaven and devoured them, and the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur, where the beast and the false prophet had been thrown. They will be tormented day and night forever and ever. We should have an amen to that. Turėtume pasakyti amen šitom eilutėm. When the enemy reminds you Kai priešas primena tavo praeitį tau, tu turi jam priminti jo ateitį. Tai yra jau parašyta ir nebus nukrypta nuo jo ateities. Jis bus įmestas į lavos ežerą ir jis bus kankinamas dieną ir naktį. Ir turbūt galvos, kad neturėjau pasipriešinti Dievui ir būti išmestas iš dangaus. Jam per amžius bus vykdomas siaubingos bausmės. Tai skamba labai agresyviai ir žiauriai. Bet ar tu mastai, kad jis dabar yra su tavimi geras ir mandagus? Jis nori pavogti, sunaikinti tave. Bet mes pasitikime žodžiu, mes priešinamės priešui ir ką jis daro, jis turi pabėgti. Jis negali išstovėti Jėzaus buvime, negalėjo išbūti, kai Jėzus atgal jam citavo Bibliją. Jis taip pat negali tave gundyti ir kai tu pradedi jam Bibliją cituoti ir priešintis jam, jis negali išbūti. Jis turi pabėgti. Kaip mums pabaigti šitą žinutę? Pradėkime imtynių tiesiog ringą dabar. Tikiuosi, kad ši žinia tau suteikia ginklų, kad kai keliausi per savo metus, savaitę, mėnesį, nebūsi toks silpnas ir abejojantis, kad kaip man pasirūpinti šitais dalykais ir kaip čia vyks šitie dalykai, nes priešas mane atakuoja. Tu galėsi išstovėti tvirtai. Galėsi išlaikyti tas pirmas linijas karo zonoje ir galėsi priešintis sakyti ne, priešas ne. Galėsi pasakyti ne toms mintims. Nes sakysi, kad aš esu Dievo vaikas, esu atpirktas Kristaus krauju ir nesėdėsiu čia ir nepasiduosiu šitiem gundimam ir tu turi bėgti. Ar galime tai padaryti? Jūs nekovojate dėl manęs.
net nekovojate dėl šitos bažnyčios gerovės, bet kovojate realiai dėl savo sielos. Ir kai jau priprasite, sustiprėsite ir kovosite dėl savęs, galėsite pradėti kovoti dėl kitų, kurie kovoja ir yra gundomi ir išnaudojami priešo. Galėsite kovoti prieš velnią dėl kitų gerovės. Gal sakote, kad skamba gerai, bet aš net nepažįstu Dievo. Aš norėčiau turėti tą jėgą išstovėti prieš velnį ir jo visas taktikas. Mes galime tai padaryti dabar. Mes galime pasimelsti paprastą maldą ir pakviesti, kad Dievas ateitų į jūsų širdį, kad apsigyventų joje ir padarytų jūsų širdį savo namais, kur gyvens. Ir gal tai tu, galime nulenkti savo galvas ir užsimerkti, gal tai tu ir tu galvoji taip, aš noriu pradėti šios santykius su Dievu, aš noriu pažinti jį. Pakelk savo ranką, pakankamai aukštai, kad pamatyčiau. Jei galėčiau paprašyti, kad visi kambarė tiesiog kartotume tą maldą. Kad tie žmonės, kurie pakėlė rankas, nesijaustų kažkokie išskirti. Taigi, brangus Jėzau, žinau, kad nusidėjau, bet žinau, kad tu man atleidi. Prašau, atleisk man. Aš žinau, kad tu esi Dievo sūnus, kad tu mirei ant kryžiaus, paėmei mano nuodėmę su savimi ir prisikėlei 3 dieną, kad galėčiau turėti naują gyvenimą. Jėzau, aš savo širdį atveriu tau. Ateik ir gyvenk didingai manyje. Padaryk mano širdį savo namais. Jėzau, aš tavo. Aš tikiu tavimi. Amen. Tokia paprasta malda, kad mes savo pasitikėjimą ir tikėjimą įdedame į jį. Mes nesame naivus, žinome, kad yra priešas, bet mes nebijome. Tai nėra, šitas pamokslas nebuvo, kad tave išgąsdinti. Mes tiesiog turime suprasti, kad ir turime žinoti, kaip kovoti, kaip išstovėti ir priešintis. Mes turime rašto vietas, kuriomis galime cituoti ir išstovėti, kurių pagalba. Kartais atakos yra tokios stiprios, kad gali paskambinti ir paprašyti draugo už tave stovėti kartu. Nebijokime prašyti pagalbos. Nėra blogai prašyti pagalbos, yra gerai prašyti pagalbą. Daug žmonių būtų pagerbti, jeigu tu jų paprašytum, kad pasimelstų už tave. Tu esi vertas kovos. Šlovinkime.